Mikė pūkuotukas. Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoj šaly gyveno meškiukas vardu Mikė pūkuotukas. Kodėl toks keistas vardas? Todėl, kad ant jo durų buvo užrašas Mikė pūkuotukas. Kartą Mikė pūkuotukas įsiruošė į mišką. Panoro šiek tiek pasistiprinti. Jis visada mėgdavo gerai pavalgyti. Bet to jis buvo poetas ir laisvalaikiu kurdavo eiles ir netgi daineles, maždaug tokias. Tuščias medeniniai učia, tam param tik vėjai pučia. Ar anksti kasau pakaušį, ne bėda. Man pakaušį drožlė šiaušia visada. Nors galveliai vėjai pučia, bet man gerą učia. Nors mano galveliai rūkas, bet ten mano mintys sukas. Sugalvoju šičia viską aš savaip, taip. Pūkuotukas juk gyvena neblogai ir dainas gražias dainuoja jis už tai. Ką daryti jis be pradėtų, bet tik tai nesulėsėtų, betgi šito juk nebus. Jis laiku sukirs pietus. Taip. Tam taram taram param param pam pam. Pam param 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 pam pam. Pam param 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 pam. Pam param 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 pam. Pam param param pam. Tai ne šiaip sau. Medis pats zyzti negali. Vis tiek čia kažkas zyzia. O kam tau zyzt, jeigu tu ne bitė? Manyčiau taip. O kodėl gyvena bitės? Ogi todėl, kad darytų medų. Manyčiau taip. O kam reikia to medaus? Ogi tam, kad aš jį valgyčiau. Manyčiau taip. Jei meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai, nesiimtų jis statyti savo namo taip aukštai. Oi, mėgsta medų meškinai. O kodėl ar tu žinai? Pasakyk, kai toks gudrus. O jūs traukia tas medus kame? Taigi Mikė pūkuotukas susiruošė pas savo geriausią draugą Knisliuką, kuris gyveno namelyje su užrašu pašaliniams D. O ką tai reiškia pašaliniams D, nežinojo net pats Knisliukas. Labas rytas, Mikė pūkuotuk. Labas rytas, Knisliuk. Įdomu, ar tu kartais neturi oro baliono? Oro baliono? Taip. Aš tai tik ėjau pro šalį ir galvojau, ar kartais neturi Knisliukas oro baliono. O kam tau prireikė baliono? Medus. Kas? Medus. Kasgi taip eina medaus su oro balionėliais? Aš einu. O kaip tik vakar vakare Knisliukas svečiavosi pas Triušiuką ir ten jam padovanojo 2 gražius balionėlius, mėlyną ir žalią. Kuris tau labiau patinka? Štai kas. Kai tu eini medaus, svarbu, kad bitės tavęs nepastebėtų. Aha. Jeigu balionas žalias, jos gali pagalvoti, kad tai lapas ir nepastebės jo. Aha. O jeigu balionas mėlynas, jos pamanys, kad tai dangaus mėlynė ir vėl nieko nepastebės. Supratai? Kaip tu manai? Jos nepastebės po balionu tavęs? Gal pastebės, gal ir ne. O, aš apsimesiu, kad esu mažas debesėlis. Tada jos nesusigaudys. Aha. Tada tau geriau pasimti mėlynąjį. Kur einame su
su knysliuku neklausinėkit mus. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip, ar tu turi skėtį? Skėtį? Aš kaip tik pagalvojau, ar nepasimti mums dėl viso pikto skėčio. Iš tų bičių visko galima sulaukti. Aha. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit mus. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Taip, palaikyk. Tai va, dabar aš toks kaip tikras juodas debesėlis. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit mus. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Ne. Pripūsk balioną. Aha. Puiku. Na, į ką aš dabar panašus? Į meškiuką, kuris dabar skrenda oro balionu. O į mažytį debesėlį argi nepanašus? Ne, nelabai. Na, tiek to. Gal iš čia labiau panašus? Argi gali žinoti, kas šaus toms bitėms į galvą? Knysliuk. Ką? Man rodos, kad bitės kažką įtarė. Nežinau, bet jos elgėsi labai įtartinai. Gal nes galvoja, kad tu nori jų medų iškopti? Knysliuk, atrodo, jos netiki, kad aš juodas debesėlis. Tai ką daryti? Iškleisk skėtį, vaikščiok ten ir atgal. Aš dainuosiu debesėlio dainą, o tu žiūrėk į mane ir sakyk, puh, rodos lietus kaupėsi, rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Rodos lietus kaupėsi. Aš mažas debesėlis, aš nelokys visai. Skris gerą debesėlį, padangai, aukštai. Oi, Knysliuk. Rodos lietus kaupėsi, pap. Aš galvoju ir viską supratau. Pasirodo, tai netikros bitės. Visai netikros. Jos daro netikrą medų. Oi, aš jau žemyn leidžiuos. Rodos lietus kaupėsi. O kaip? Apie tai aš dar nepagalvojau. Rodos lietus kaupėsi. Knysliuk. Ką? Ar tu turi namie šautuvą? Toliau. Neskyk greičiau. Melsvoj žydroj padangė ir vėlai ir jauku. Lengvučiai debesėliai dainuoja virš laukų. Oi, Knysliuk. Aš čia. Šauk. Kurgi tu šaudai? Į bites, žinoma. Ne į bites. Tu turi numušti balioną. Na, bet jeigu aš pataikysiu į balioną, jis susprogs. O jeigu tu nepataikysi, tada aš nukentėsiu. Argi nepataikiau? Ne tai, kad visai nepataikiai. Tik nepataikiai į balioną. Prašau atleisti. Mikė! 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 Gal būtent todėl, bet tiksliai negalima pasakyti tikrai, jį ir pavadino Mikę Puk, pūkuotuku. O ar ne laikas mums pasistiprinti? Manau, kad laikas. Kągi, štai ir pasaka baigta. Tai yra tik šios pasakos pabaiga, o dar yra ir kitos pasakos apie pūkuotuką ir triušį, apie Knysliuką ir seną pilką asiliuką ir apie visus kitus.
Mikė Pūkuotukas eina į svečius. Mikė Pūkuotukas skuba į svečius, bet patenka į nemalonę padėtį. Vieną rytą, kai pusryčiauti jau buvo vėlu, o pietų metas dar nebuvo atėjęs, Mikė Pūkuotukas pamažu vaikštinėjo su savo bičiuliu Knysliuku ir kūrė naują dainą. Pam, param, pam, param. Ne taip. Pam, param, param. Ne, vėl ne taip. Pum, purum, purum, popum. Pam, taram, param, tatam. Pam, param, param. O gal einam į svečius? Į svečius? Matai, man netyčia šovė galva mintis. Nueikime į svečius. Truputį pasistieprinsime. O kas eina į svečius rytais? Kas eina į svečius rytais? Palauk, palauk. Kas eina į svečius rytais? Taram, 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 taram. Kas eina į svečius rytais, tas išmintingai daro. Juk tu žinai, taram, tatam, kada svečiuotis dera. Kada svečiuotis dera? O kur mes einu? Žinoma, pas tave. Nes šeimininkai vakarais pavalgę ir sutingę, į laikrodį tuojau dairais ir visas džiaugsmas dingo. Ir visas džiaugsmas dingo? Ar tu turi ką užkast? Turiu dar vieną balionėlį. Ne, žinai, pas tave neįsim. Aš vienas būsiu svečias, o tu ne. Oho. Na, tada eikim pas tave. Jei reiks skubėti atgalios, ateik ankstyvą metą ir šeimininkai šauks valio, tokių svetelių reta. Tokių svetelių reta? Palauk, dabar atrodo, kad aš neįsiu į svečius. Tai ką veiksime? Mikė, aš nesugalvojau. Eikime, pas ką nors kitą. Ne veltui saulė tik rytais pas mus ateina ir ateis. Param, 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 viešnagin eikite rytais. Param, param, visais laikais, viešnagin eikite rytais. Taip, jeigu aš ką nors suprantu, tai šis skylė urvas. Aha. O jei urvas, tai bus ir triušis. Aha. O triušis tai mums tinkama draugija. O tinkama draugija, tai tokia draugija, kuri mus gali skaniai pavaišinti. Ei, ar kas nors yra? Aš klausiu, ar yra kas nors? Ne. Ir ko taip šauki? Aš juk puikiai girdžiu. Atsiprašau, ar tikrai nieko nėra? Negyvos dvasios. Negali būt. Kažkas vis dėlto yra. Juk kažkas atsakė negyvos dvasios. Triušė, ar kartais ne tu? Ne, ne aš. Te pasakyk, mielasis, kur dingo triušis. Nuėjau pas savo draugą, Mikė Pūkuotuką. Oi, juk aš čia. Paaiškinkite, ką reiškia aš. Aš būna visokių. Aš tai Mikė Pūkuotukas. Tu esi tikras? Na, žinoma. Iš tikrųjų, Mikė Pūkuotukas. O jis kas toks? Knysliukas. Iš tiesų, Knysliukas. Na, bičiuliai, prašom, užeiti. Beje, bičiuliai, čia užrašyta valykite kojas. Valykite. Aha, man aišku. Pasirodo, ne taip paprasta ateiti į svečius. Kai eisim, tu apsimes, kad vaišių nelaukiam. Supratai? Aha. Sveikas, triušė. Žinai, ėjo mūdu pro šalį. Gal tu vis dėlto užeisi, jei jau šiaip ar taip ėjai pro šalį. Ach, tiesa. Aš sakau, ėjo mūdu pro šalį ir staiga man šovė galva mintis aplankyti tave, triušė.
Mikė Pūkuotukas jau ėmė nerimauti, tačiau triušis buvo sumanus ir pats suprato, kad jau metas svečius pavaišinti. Nusiplaukite rankas. Pūkuotuk, ko tu norėtum? Medaus ar kondensuoto pieno? Tau medaus ar pieno? Ir medaus ir pieno. Galima be duonos. Taip greitai niekas neišeina. Taip nemandagu. Jau norite eiti? Taip, mums metas. Viso geriausio. Iki pasimatymo. Ačiū už vaišes. Dėkui už vaišes. Na, ką darysi, jei daugiau nieko nenorite? Negi dar ką nors duosi. Tu niekur neskubi. Jo, iki penktadienio aš visiškai laisvas. Gerai, pasėdėsim dar valandėlę. Ir jie pasėdėjo dar valandėlę. Paskui dar valandėlę. Ir dar šiek tiek. Ir dar... Kol dėja visai nieko neliko. Ir staiga Mikė Pūkuotukas prisiminė turys svarbų reikalą. Taigi, mums metas. Nors galėtume dar valandėlę pasėdėti. Žinote, tiesą sakant, aš ir pats ketinu išeiti. Na gerai. Viso geriausio. Likite sveiki. Dėkoju. Geriausio. Na ką jūs neverta. Likite sveiki. Likite sveiki. Likite sveiki. Ačiū. Ačiū. Sveiki. Dar kartą dėkojame. Labai. Na, tai mes einam. Oi. Ne, verčiau atgal. Ne, geriau pirmi. Ne, geriau atgal. Oi. Padėkit, gelbėkit. Padėkit! Mikė. Gelbėkit! Mikė, kas atsitiko? Padėkit! Tu ką? Įstrigai? Ne, aš ilsiuosi. Na, duok leteną. Traukinys liuk. Oho. Ai, skauda! Viskas aišku. Jis įstrigo. Tik dėl to, kad kažkieno durys per siauros. Ne. Tai tik dėl to, kad kažkas per daug valgo. Tai ką dabar daryti? Ką daryti? Nieko. Lauksim, kol jis vėl sulėsės. Ar ilgai? Teks laukti. Savaitę. Kiek sakai? Savaitę, ne mažiau. Oi, man atrodo, kad aš jau sublogau. Greičiau traukite mane iš čia. Smagiai praleidęs laiką svečiuose, Pūkuotukas pagalvojo, jog neverta per ilgai užsisėdėti, jeigu nenori pakliūti į nemalonę padėtį. O ką pagalvojo triušis, nesužinojo niekas, nes buvo labai gerai išauklėtas. Kaip smagu gyvent pasaulį, Pūkuotuk! Ir dainau, ir žemė ūkai, tu! Tu daryk brolau, ką nori, nepradėk kaukti istorijų. Aukti istorijų nieks nenori, ne! Ne! Pam, param, 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 pam, pam! Pam, param, 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 pam, pam! Pam, param, 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 param!
Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena. Filmą dubliavo aktoriai Elvyra Žebertavičiūtė, Eglė Tulevičiūtė, Antanas Šurna, Audris Hadaravičius, Algimantas Zigmantavičius. Dubliažų režisierė Inga Hadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Trečiasis skyrius, kuriame Asilas Nulipausis švenčia savo gimimo dieną ir gauna 3 vertingas dovanas. Vieną dieną senas pilkas Asilas Nulipausis, kuriam visada labai nesisekė, ypač penktadieniais, stovėjo ežero pakrantėje ir kažką mąstė. Graudus vaizdas, tiesiog širdį draskantis vaizdas. Košmaras. Štai taip ir maniau. Iš šitos pusės nei kiek negeriau. Kažin kodėl. Ir kodėl taip. Kokias reikia padaryti išvadas. Jei pagauši tu kasaisi, ne bėda. Man galva tuščiausia kai kada. Nors ir būna ji tuščiausia, tai nelės, kurių gražiausias ir išeina neblo. Labas rytas, Asiliuk. Labas rytas, Mikė Pūkuotuk. Tik ar geras tas rytas, aš labai abejoju. Kaip gyveni? Nekaip. Ir esu beveik įsitikinęs, kad visai nekaip. Kas yra? Kas atsitiko? Nieko, Pūkuotuk, nieko ypatinga. Visi negali. Ko negali? Linksmi būti, šokti ir dainuoti nebėda, kaip kada. Na ir panašiai. Oi, kas atsitiko tavo uodegai? O kas galėjo atsitikti? Nėra uodegos. Ar neapsirikai? Negali apsirikti, uodegai yra arba jos nėra. Aš neapsirikau. Tai kas tada yra? Nieko nėra. Negali būti. Atrodo, tu teisus. Tikriausiai kur nors būsi ją palikęs. Ne, tikriausiai ją kas nors nudžiovė. Beje, ir nėra ko stebėtis. To buvo galima tikėtis. Tokią dieną. O kokia šiandien diena? Penktadienis. Šiandien mano gimimo diena. Šiandien? Labai čia kam rūpi. Visiems nusispjaut. Gimimo diena? Niekam čia nerūpi. Tavo gimimo diena? Žinoma. Ar nematai? Dovanos, šventinis tortas, aviečių uogienė ir kita. Ar nematai? Ne. Aš irgi. Tai tik pokštas. Ha. Bet aš nesiskundžiu. Tu nekreipk į mane dėmesio, Pūkuotuk. Gana, kad aš toks liūdnas per savo gimimo dieną. O jeigu dar kiti bus nelaimingi? Palauk. Tik tu niekur nenueik. Aš tuoj. Sveikas, Knysliuk. Ką tu čia veiki? Noriu paskambinti. Ėjau pro šalį. Nori padėsiu. Na, pasitrauk. Nekokios naujienos, Knysliuk. Uodega dingo Asilo Nulipausio. Kas dingo? Uodega.
O juk šiandien jo gimimo diena. Kažkodėl netidaro. Gimimo diena ir šitau, kad nori. Nei uodegos, nei dovanos. Mike, Ką jie ten veikia, miega ar ką? Mike, čia tavo namai. Aha, tikrai. Įeikim. Kažkur aš čia, man rodos... Ne tas. Ne tas. Kur aš jį... Ne tas. Kur aš jį padėjau? A? Kur aš jį nukišau? Ne tas. Va, štai. Padovanosiu jam medaus puodą. Tikrai apsidžiaugs. Mike, aš irgi norėčiau padovanoti medaus. Sakysim, čia nuo mūsų abiejų. Ne. Nuo abiejų, man rodos, bus mažoka. Klausyk. Tada aš jam padovanosiu balionėlį. Dar vienas yra namuose. Toks žalias, atsimeni? Žalias? Labai gerai. Balionėliu galima pradžiuginti bet ką. Nešk jį greičiau, nešk. Aha. Atnešiu skaniausio medaus. Asilas džiaugsis tikrai, kai jo gaus. Jeigu nors truputį jo pasirūpini, rodos ir tas jam gerai. Juk pilnas puodas geriau nei gerai. Tačiau nesuprantamas daiktas medus. Tirpsta ir nyksta, nors būk atidus. Šiaip kokį. Daiktą laižai, nelaižai. Lieka tiek pat. Nei daug, nei mažai. Tikrai. Užtektų tikrai. Gerai. Saldu ir kartu. Oi taip. Kur aš dabar turiu eiti? Ach taip. Tuščias puodas šitas, kaip visi daiktai. Jį tausot patartina. Nes tuščią puodą gan dažnai, kai kas labiausiai vertina. Baigei salų trūpinį ir nieko nesirūpini. Ir baigtos visos kančios ir jau saldi paguoda. Kai dovanoju tau ir jiems, kai dovanoju ne bet kam. Tačiau ne man. Kai dovanoju ne medaus, o tuščią puodą. Prašom patraukti ir palaukti pelėdą. Prašom belsti, jeigu neatsako pelėda. Pelėda, atidaryk, čia aš atėjau. Sveikas, Pūkuotuk. Kokios naujienos? Pačios liūdniausios. Dingo asilo nulėpausi uodegą. Uodega dingo. Uodega dingo? Nu tai kas? Jis labai liūdnas. O šiandien jo gimimo diena. Na, žinai, jeigu jo uodega būtų dingusi šią kokią dieną, niekad nebūtų pastebėjęs. O dabar... Klausyk, reikėtų jį pralinksminti. O tu ką nors sugalvojai? Aha, padovanokim jam vertingą puodą. Va šitą? Aha, aš norėčiau. O, gražus puodas. Rodas, čia kažkada medaus būta. Jame gali laikyti, ką nori. Vertingas daiktas. Nori padovanoti jį asilui? Taip, Tai bus mūsų dovana. Ne, tu užrašyk ant jo sveikinu Mikė. Ir viskas? O ką daugiau? Reikia parašyti taip. Sveikinu gimimo dienos progą, linkiu laimės asmeninėme gyvenime. Oi, puiku, taip ir rašyk. Tik tai pridėk vardą Mikė. O tu pats nemoki? Moku, nesijaudink. Tik taisyklinga rašyba truputį šlubuoja. Viskas gerai, tik kažkodėl šlubuoja. Ne, visi žodžiai čia netilps. Puodas per daug mažas. Žinai, Mikė, pasveikink tu jį šiaip, mintinai. Ne, mintinai aš nemoku. Neužmiršk, kad mano galva tuščia. Ir ilgi žodžiai mane suerzina. Na gerai, duok man. Savaitė.
Meškiukas labai skubėjo. Jis norėjo pirmas įteikti nulipausiai dovaną, kad atrodytų, jog jis pats prisiminė jo gimimo dieną. Jis taip užsisvajojo, kaip asilas apsidžiaugs jo dovaną, kad visai nežiūrėjo, kur bėga. Įdomu, kas čia bumptelėjo? Negalėjau aš vienas sukelti tokį triukšmą. Ir įdomu, kur dingo mano balionėlis? Ir iš kur atsirado tas skudurėlis? O, mama! Mamyte! Štai, klausyk, sveikinu gimimo dienos progą. Pelėda, iš kur tu gavai? Ką, šitą? Graži virgutė, tiesa, bet tu mane trukdyk. Jie man kažką primena. Taip, sveikinu. Kažkur aš ją mačiau. Gimimo Tik tai neprisimenu kur. Miške, atsitiktinai ją pamačiau ant krūmelio. Ant krūmelio. Taip, o ką? Nieko rašyk. Taip, gimimo proga lenkiu. Ką sakai? Linkiu. Ne, tu kažką apie krūmelį šnekėjai. Na taip, jau kartą per mišką žiūriu, kas ten? Virvelė kabo. Ant krūmelio? Taip, ant krūmelio. Taip. Už šito krūmą. Į sveikatą. Na, o kas toliau? Tu sučiaudėjai ir nespėjai pasakyti. Aš nečiaudėjau. Ne, tu čiaudėjai, pelėda. Dovanok, aš tave pertraukiau. Atleisk, pukotuk, bet aš nečiaudėjau. Negalima čiaudėti ir pačiam nežinoti, kad čiaudai. Bet ir negalima žinoti, kad kažkas čiaudėjo, jeigu niekas nečiaudėjo. Aš tau aiškiai sakau. Atleisk man, bet tu dar nepabaigai apie virvelę. Na taip, virvelė. Na, pirmaž pagalvojau, gal ten kas gyvena. Ir aš paskambinau, tyla, manau, kas čia? Na, matai, ir vėl sučiaudėjai. Į sveikatą. Bandžiau paskambinti, iš arčiau. Į sveikatą. Iš arčiau. Į sveikatą. Paskui paskambinau labai garsiai. Ir? Kas? Į sveikatą. Oi, nutrūko. Nutrūko, aišku. Man atrodė, kad ji labai reikalinga ir aš atsinešiau ją namo. O kai kam ji buvo labai reikalinga? Reikalinga? Kam ji reikalinga? Įdomu kam? Mano draugas Asiliukui, jis labai ją mėgo. Buvo labai prie jos prisirišęs. Jei gimimo dienos proga jam padovanosi šitą virvelę, jis labai apsidžiaugs. Sveikatą. Labas rytas, Asiliuk. Labas rytas, Knysliuk. Tik ar tas rytas geras? Abejoju, bet tai nesvarbu. Sveikinu tave gimimo dienos proga. Ką sakei? Pakartok. Sveikinu. Palauk, aš taip geriau girdžiu. Sveikinu gimimo dienos proga. Ką? Mane sveikina? Gimimo dienos proga? Atnešiu tau dovaną. Man dovana? Tai vadinasi, aš švenčiu savo gimimo dieną. Žinoma, tik tai. Dėkoju tau, Knysliuk. Tu tikras draugas, ne toks kaip kiti. O kokia dovana? Štai, balionėlis. Balionėlis, toks didelis, gražus. Taip, tik tai supranti, aš bėgau. Ir dar pripučiamas. Norėjau, kuo greičiau atnešti tau ir ne čia parkliuvau. Ajajai, kaip gaila. Tikiuosi, neužsigavai? Aš ne... O balionėlis
Sprogo? Taip, štai jis. Sveikinu tave. Čia tavo dovana? Ačiū, knysliuk. Tik atleisk, norėčiau žinoti, kokios spalvos buvo balionėlis. Kada jį man nešei? Žalios. Mėgstu šią spalvą. O kokio didumo? Beveik kaip aš. Pamanyk tik tai. Beveik kaip tu. Patinka tokie dideli. Sveikinu gimimo dienos progą. Linkiu daug laimės gyvenime. Mikė. Ačiū. Man šiandien labai sekasi. Aš atnešiau tau mažą dovanėlę. Čia parašyta. Aš jau gavau vieną dovanėlę. Labai vertingas daiktas. Jį gali dėti, ką tik nori. Galima dėti. Tikriausiai aš jį galėsiu įdėti savo balionėlį. Ne. Deja, balionėlį į tokį podą netelpa. Jie per daug dideli. Tai kiti netilps. O šitas tilps. Žiūrėk. Knysliuk. Oi, netelpa. Netelpa. Telpa. Ištraukiu. Telpa. Puiku. Labai puiku. Ir taip, ir kitaip. Kaip gerai, kad aš sugalvojau tau padovanoti tokį tinkamą podelį. Kuriame telpa? Toks didelis balionėlis. Smagu mums draugui dovanot poduką. Balioną. Jį pasveikinti visi. Visi. Dabar visi patenkinti. Sveikinu tave, Asilė. Girdėjau, kad šiandien tavo gimimo diena, tiesa? Taip, tikra mano gimimo diena. Šitiek dovanų. Brangus Asilė, šios įžymios dienos proga aš noriu tau padovanoti negrąžinamai. Kaip? Tylėk, Mikė. Tu nepyk, aš tik norėjau sužinoti kaip. Visam laikui. Supratai? Ach, visam laikui. Suprantu. Padovanoti tau be pinigų kuklą, bet labai vertingą dovaną. Štai šitą virvelę. Mikė, eik čia. Galėsi ją prisirišti prie durų. Atrodo, kad manoji. Kas čia darosi? Na, primatok, būk geras. Aš nusirišau nuo savo durų skambalėlių, kas čia yra? Nesuprantu. Ji Ji mano uodega. Kas čia yra? Nesuprantu. Tai mano, iš tikrųjų, mano uodega. žinoma. Uodega atsirado. Pelėda ją rado. Kokia uodega? Uodega? Kaip suprasti? Vadinasi, aš jam padovanojau uodegą? Kokia diena? Galite ko penktadieniui? Paliaudai puodas tai yra. Ir uodega gimtadieniai. Yra manam gimtadieniui. Įteikti dovaną smagu. Ir nuo savęs, ir nuo tavęs. Draugas džiaugsis tuo draugu. Labiausiai šito norime. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės.